noriu pakalbėti apie tokią skaudžią temą, kai yra ieškomas pirkimų automobilis ir atsirandantis nuovargis. Ir jau tas jausmas, kad atrodo bele ką nusipirksiu, ką tik siūlo rinka. Nereikia taip daryti, tai yra labai didelė klaida skubėti pirkti variantą. Būtent toks dalykas atsitiko mano klientui. Padariau jam vieną automobilio patikrą ir nustačiau, kad automobilio variklis yra remontuotas buvęs ir galimai blogai suremontuotas ir daugiausiai šansų, kad blogai suremontuotas. Visi galai veda į tai, kad visiškai neverta pirkti to automobilio. Žodžiu, žmogui paaiškinau, kad jūs rizikuojate 7,000 eurų kaip minimum. Ir dar klausimas, ar užteks tų 7,000 eurų į remontą, nes variklis šrote kainuoja apie 5-6 tūkstančių eurų ir pakeitimas dėkim iki 1000 eurų. Tai žodžiu, jis vis tiek sako, aš pavargau ir nusipirksiu tą automobilį. Man iš vis kaip piktis ima ir liūdesys, kai užsisako mūsų paslaugą ir mes randam rimtų niuansų, dėl ko reikia nepirkti automobilio ir vis tiek jį perka. Nepaisant to, kad netgi kainos nerodo pilnos, 10,000 eurų rodo mažesnė, kas dar vienas įrodymas, kad buvo automobilis parduotas su kažkokiu rimtu defektu. Nes be rimto defekto niekas nepardavinėja pigiai automobilių. Tai žodžiu, patarimas toks jums, nuoširdus. Neskubėkit niekad pirkti automobilio. Nuodugniai viską pasitikrinkit ir įvertinkit. Bet jeigu yra geras variantas ir nemiegokit, nes gerų variantų ieškančių yra labai daug žmonių. Taigi, būkit budrus ir atidus ir susirasit tikrai gerą automobilį.